Sveiki, ačiū, kad žiūrite mano kanalą, pasirašote ir padedate patiktukus. 104 anekdotas. Žvejys nuėjo žvejot, žiūri, draugelis dar sėdi, prisėdo, gurkšnoja, užmetė viską. Nu, sako, kaip sekas. Ai, nu matai, va, kliovo nėra, viską. Bet jau praeitą kartą, kas buvo, patikėk. Tas, pasakok. Nu ką, sako, aš užmetu, gurkšnoju. Ir taip iš šono pasižiūriu, varlytė tokia maža, sušalus, dreba. Jėzau, man kaip jos pagailo, aš ją į kišenuką įsidėjau, viskas. Vis tiek su tuo kišeniu net baladojasi, kaip ją išalta. Nu ką, surinkau tas visas meškerės, parėjau namo, pamaitinau aš tą varlytę, viskas. Vėl pagurkšnojau biškį, vis tiek į drebą, žinai. Aš po koldrą ją padėjau, viską, pats atsiguliau ir užmigta mano. Ryte prabundu, Jėzau, kokio grožio mergina šalia guli, Jėzau. Ne taip, kad kojos iš pažastų, bet nuo dantų jau kojos. Jėzau, sako, tiki. Tai aišku, tikiu, sako, žvejyboje visko būna. O žmona nepatikėjo.